Taigi 20 uždavinys. Močiutė primeldžia 12 kg štai šitokią riebumo pieną. Na ir dar paaiškinta, kad būtent tokia dalis pienė tokią dalį sudaro riebalai. Kitą dieną močiutė nugrėbė grietinėlę, kurios riebumas yra 20%, reiškia riebalų tokia dalis, o likusio pieno tuomet riebumas 2,5%, reiškia tiek beliko tame likusiame piene riebalų. Na ir pirmoje dalyje, kuri tiesa buvo pažymėta B raidė, reikėjo rasti riebalų kiekį pradinėme pieno kiekyje, o antroje dalyje reikėjo rasti, kiek grietinėlės ta močiutė nugrėbė. Na, toks jau labai realaus turinio uždavinys, bandykim dabar jį spręsti. Taigi, turim 12 kilogramų, įsivaizduojam kaip stačiakampį tą pieną ir kažkokia tai dalis yra tos grynos medžiagos, šiuo atveju riebalų. Tai mums tiesiog reikia apskaičiuoti tų riebalų kiekį, tai būtų 12 ir dauginam iš riebalus atitinkančios dalies, tai yra 4,25 šimtųjų, nes procentas tai yra šimtoji dalis. Čia būtų 0,0425. Tikrai užtenka vieno kalkuliatoriaus paspaudimo ir gaunat, kad tai bus 0,51 kg riebalų. Tai dabar eikim prie antrosios dalies, kuri yra šiek tiek sudėtingesnė. Dabar vėl pasinaudosiu tuo pačiu brėžiniu ir bandykim įsivaizduoti situaciją tokią. Dabar čia yra, sakykime, visas pieno kiekis, yra 12 kilogramų ir tuomet štai šis stačiakampis žymi tą nugrėbtą grietinėlę. Kadangi klausė, kiek grietinėlės nugrėbė, tai aš tiesiog pasižymėsiu, kad čia yra visas kiekis X, o tuomet čia likęs tas pienas būtų 12 minus X. Dabar jeigu taip paprastai įsivaizduojant, tai būtų situacija tokia, kažkiek tai riebalų, dalis duota yra 2,5%, liko, žodžiu, tame nugrėbtame piene. Nu, įsivaizduojam, čia tiek kažkiek, ar ne? Čia būtų 2,5% būtent to likusio pieno, tokia dalis. O grietinėlė, jinai turi 20% riebumą, tai yra, būtų penktadalis, tai yra didesnė dalis riebalų. Tai va, ir visi šitie riebalai, jie sudarys viso pradinio kiekio, viso to esančio pieno riebalus, tai yra 0,51 kg. Tai dabar imsim ir sudarysim lygtį. Tai aš manyčiau, kad idėja pati paprasčiausiai yra tokia. Grietinėlėje kažkiek tai bus riebalų, paskui plus likusėme piene kažkiek tai yra riebalų ir visi tie riebalai bus 0,51 kg. Taigi, mes turim X grietinėlės, kurioje yra 20%, tai kart 0,2 arba 20 šimtųjų, plus tada likusėme piene tai būtų 12 minus X ir dalis būtų 2,5%, nes riebumas likusio pieno yra 2,5, tai būtų kart 2,5 šimtųjų arba 0,025. Galėjot ir taip rašyti, čia skirtumo nėra. Ir visa tai yra lygu visiems pradinėme piene esančiam riebalų kiekiui. Na va, to dabar belieka šią lygtį išspręsti. Čia būtų 0,2x. Dabar reikėtų gražiai atskliausti. Tai tada gautųsi 0,3 minus 0,025x. Ir tuomet lygų 0,51. Dabar belieka apskaičiuoti, čia būtų 0,175x, taip, ir lygų 0,3 keliant į kitą pusę būtų 0,21. Na ir dabar šios tiesinės lygties sprendinys būtų x lygų 1,2. Kadangi mes x buvom pasižymėję būtent grietinėlės kiekį, tai čia ir gavom atsakymą. Todėl čia atsakymas būtų 1,2 kg
grietinėlės, o čia būtų atsakymas 0,51 kg.